Gaila, kad negaliu dalyvauti ir dalyvauti tiesiogiai, nes šefai irgi žmonės kartais irgi suserga. Tai kodėl mano močiutė žiemą nevalgė šviežių pomidorų. Ir būtent apie visą tai ir pradėjo suktis visa šio pasakojimo idėja. Kas man yra ekologija? Iš tikrųjų, aš buvau labai laimingas vaikas, nes augau laisvai, turėjau galimybę nelankyti darželio, pas vieną močiutę, pas kitą močiutę, daržai, kiemas, medžiai, sodas, tokia visiška laisvė ir panašiai. Ir nuo vaikystės aš puikiai žinojau, iš kur tie produktai atsiranda, kad pavasarį kažką reikia įdėti į žemę, rudenį nukasti, vasarą ravėti, taip toliau. Ir visą tai buvo labai smagus toks vaikiškas žaidimas, kuris tuo pačiu metu kėlė labai daug gražių prisiminimų. Tai kalbant apie močiučių namus, tas kepamos natūralios duonos kvapas arba ryte atsibundi nosį kutena verdami žagarėlį, kai močiutė atsikėlė anksčiau ir kažko nori palepinti anūkus. Visi tie dalykai kelia labai gražių prisiminimų ir ko gero mano istorija į profesionalią virtuvę prasidėjo kaip ir daugelio šefų. Būtent, kad močiutės buvo tie žmonės, kurie pastūmėjo, įkvėpė ir tai virtuvė atsidūriau. Bet kalbant apie šiuolaikinius laikus, ko gero pastarąjį dešimtmetį, gal netgi šiek tiek daugiau, mes turim labai didelį produktų pasirinkimą iš viso pasaulio. Mes galim pasirinkti receptą, šiandien gaminti Azijos virtuvės patiekalą, rytoj Europos, bet kurios šalies, Pietų Amerikos ar panašiai. Bet ar gilinamės į to produkto kilmę, ar jinai mums yra svarbi, ar tiesiog mes pasiimam receptą, pasidarom sąrašą, ateinam į prekybos centrą ir viską pagal tą sąrašą nusiperkam, nes kiek mes diskutuojam, kai perkam vyno butelį, ar ne vyno, bet iš kokio regiono, kokia rūšis ir taip toliau, tai su produktais yra lygiai tie patys dalykai. Tas receptas veikia tada, kada tie produktai yra parenkami tinkamai ir kitu atveju tas patiekalas tu gali bandyti atkurti receptą, bet neatkursi skonį, nes paties produkto skonis bus visai kitas. Dažnai skaitome etiketės, ar žiūrim, kas parašyta, ką tos raidės reiškia ar nereiškia. Nes visą tai, ką mes dedam į burną, ką mes valgom, tai mes ir esam iš tikrųjų. Apie ekologiją džiugina, kad pradedam apie tai kalbėti, garsiau kalbėti, kad tos auditorijos plečiasi. Ir visą tai yra iš tikrųjų labai svarbu man Valentinas, kiek man teko jo girdėti ir klausyti visada įkvėpia, ką mes paliksim po savęs ir ką mes paliksim ateities kartom ir panašiai. Tai dažnai keliaujant po Lietuvą visi mes galim pamatyti kažkokį tai panašų vaizdą, kai važiuoja kokia tai technika, kažką tai purškia, ką jie ten daro, ką jie ten purškia, neaišku, gal trąšos, gal vaisto, gal panašiai taip. Kiekvienam ūkiui sukariauti su piktžolėm, užauginti derlių, jį nuimti, orai keičiasi, sezonai keičiasi, viskas keičiasi. Tai tikrai yra iššūkių laikotarpis, bet kai kurie dalykai kelia labai liūdnas emocijas. Mano tėtis daugelį metų laikė kelis avilius bičių ir dabar kokie 5-6 metai jau nebebitininkauju. Klausiu, sakau, kas nutiko, kodėl. Sako, žinai, pastaraisiais metais, keli metai iš eilės, mano bitės išmirė. Nes laukose pasivažinėjo technika šalia ūkininko laukai, kažką purškė. Ir po to bitės išmirė, sako, man tai yra per sunku, aš nebenoriu tų blogų emocijų ir paprašiau man tomis bitėmis nesirūpinti, nes tas ryšys pakankamai gilus. Ir prieš 6 metus, labai panašių metų laiku, dalyvavau Monake vykusiame pasaulinėme šefų samite
jo metu vienas pranešimas, kuris iš tikrųjų labai artimai palietė, tai indų mokslininkė Vandana Šiva, aplinkosaugos aktyvistė, maisto suvenerumo gynėja, ekofeministė, galima vardinti labai daug jos nuopelnų ir panašiai, daugiau kaip 20 knygų autorė, dar vadinama grūdų gandžių dėl savo aktyvumo susijusių su judėjimu prieš genetinės modifikacijas ir manipuliacijas produktų auginimui. Ir po jos pranešimo apie ekologijos svarbą ir ekologiškų produktų naudojimą restorano virtuvėse, tiesiog priėjau, susirinko labai nemažai žmonių aplink ją, paklausyti, užduoti klausimų, kažkas nusifotografuoti, taip toliau. Ir aš jau uždaviau vieną klausimą apie dirbtines bites. Jinai skubėjo į spaudos konferenciją, pokalbis užtruko apie 40 minučių ir vakarienai vėl turėjo skaityti pranešimą, bet pranešimo tema pakeitė ir kalbėjo apie bites, tai būtent apie tikrąsias bites, kurių yra daug ir panašiai, ir ant kiek mes esame visi susiję. Ir tas pasaulis yra kaip nedidelė valtis, kurioje visi mes plaukiam. Ir ant kiek visa ekosistema priklauso vieni nuo kitų. Maži vabzdžiai, kurie yra svarbus, ir tų pačių daržovių, ekologiškų daržovių auginime neliks, bičių neliks ir mūsų. Tai kaip visoje toje gausoje produktų, receptų, patarimų ir panašiai nepasiklysti. Mane sužavėjo prieš keletą metų, turėjau filmavimą televizijos laidoj su paauglėmis merginomis, labai guvęs merginos, kodėl brokolį valgyti reikia, bet jisai gal ne visai skanus, o kaip padaryti tą, ir atsinešiau tiesiog į filmavimą keletą daržovių, ekologiškos daržovės ir daržovės, kurios nupirktos prekybos centre iš lentynos ir panašiai. Kas mane pradžiugino ir nustebino, kad vaikai, jie nesuklysdami, atrinko į skirtingas, atrūšiavo tas daržovės, keletą vaisių ir puolė iš karto griaužti. Tai supratimas yra, ir kalbant apie tai, nuo ko pradėti, tai būtent nuo vaikų švietimo ir duoti vaikam paragauti visus tuos produktus, nes pavyzdžiui, 3 metų prancūziukas vaikas jau yra paragavęs 80% tėvų maisto. Jeigu mes vaikystėje neduosim vienu ar kitų produktų savo vaikam, tai nereikia tikėtis, kad jie paskui pirks ar ekologišką, ar ne ekologišką daržovę, kad jie ją valgys ir panašiai. Visa tai yra labai susiję. Nuo šių mokslo metų aš prisijungiau prie VESK mokyklos mokytojų komandos ir ruošiame jaunus virėjus. Kaip tik pradėjome vieną pilotinį projektą, iš tikrųjų jau su ta grupė mes teorinę dalį pilotinio projekto ir baigiam, būtent apie ekologiškumą, apie tvarumą, apie daržovių naudojimą, didinti daržovių kiekį racione, ką iš jų galima paruošti, kaip ruošti tas daržovės nieko neišmetant. Labai patiko darbas grupėse, brainstorminimas, kai jauni žmonės jungia mąstymą ir dalinasi idėjomis, kūrė kažkokias idėjas. Kyla labai įdomių dalykų, tai narstam tokius produktus, o dabar kaip turim sezoną moliūgų, kaip tą moliūgą pagaminti, kad nieko neišmesti. Iš tikrųjų mes iš jo viską sunaudojam, ir sėklos, ir žievelė, ir kiek patiekalų galima puikių pagaminti. Tai visa tai yra labai svarbu ir iš tikrųjų su viena grupė tą pilotinį projektą išsibandėm. Jisai yra vykdomas 8 šalyse, tai vienareikšmiškai jau dabar matom, kad efektas yra didelis ir kad kelsim ir su kitomis grupėmis tą patį projektą tęsime ir tai kalba eina ne tik apie teorinės paskaitas, bet praktikoje virtuvėmis irgi visą tai naudojam, apie ką mes kalbam. Nes tai yra neatsiejami dalykai, ką sakom ir ką darom.
Tai grįžtant prie produktų gausos, vienareikšmiškai laimingos vištos deda laimingus kiaušinius, jie yra skanesni, jie yra naudingesni ir tikrai jų skonis skiriasi. Mes turim dabar galimybę turėti tuos produktus ištisus metus, pomidorus, paprikas, egzotinius kažkokius vaisius, bet ar tikrai mes valgydami visą tai, ar mes gaunam vitaminų normą, ar mes gaunam mineralų normą, ar mes valgome tai, ką valgome, kas iš tikrųjų yra tame produkte ir ant kiek tai yra labai svarbu, nes mums kaip virėjam yra svarbu pagaminti patiekalą, kuris būtų skanus, ne tik gražus, bet ir skanus. O skonis produkto susideda nuo to, kaip jisai buvo auginamas ir kaip visą tai atsirado. Lietuva iki antro pasaulinio karo buvo agrarinė šalis ir apie 90% gyventojų gyveno kaime. Tai paprastai kiekvienas šeimos ūkis tuos produktus užsiaugindavo patys, ką naudodavo, tie patys mainai arba prekyba artimiausiame turguje. Ir panašiai lietuviai puikiai žinojo, kaip gaminti, kaip konservuoti, kaip išlaikyti, rauginti, fermentuoti. Tais laikais nebuvo nei šaldytuvų, nei šaldyklių, nei kitų prabangių dalykų, tų pačių stiklainių. Jie atsirado gerokai vėliau konservavimas. Ir mūsų seneliai, mūsų proseneliai puikiai tai sugebėdavo padaryti, jie žinojo taisyklės. Kada reikia sodinti, kada reikia nuimti derlių, kokiai mėnulio fazėje esant reikia sėklą įdėti į žemę, kada derlius nuimamas, kada auga grybai miške, kada jie vyksta, kokiam mėnuliui esant. Visą tai buvo labai susiję dalykai ir būtent kalbant apie ekologiškumą, tai visą tai mes turėjom ir dabar bandom prisiminti tai, ką mes turėjom anksčiau. Studijų metais po to teko dirbti Kraštotyros muziejaus etnografijos skyriuje. Mes važinėjome į ekspedicijas, rinkom informaciją, begalės receptų užrašytų, kaip tai buvo auginama ir tvarkoma ir panašiai. Ir būtent tas sezoniškumas, kas yra labai svarbu, lietuviai turėjo kalendorių. Jeigu mes paimsim sezoninių produktų kalendorių, jis yra lygiai taip pat atitinka tai, ką mūsų protėviai valgė ir kas buvo naudojama. Ir tai yra gero restorano formulė. Prieš keletą metų restoranas Noma parašė knygą apie fermentaciją, rauginimą, bet mūsų močiutės puikiai visą tai darė, mamos, prosenelės, raugino produktus, raugino juos labai įdomiai. Turėjom begalės dalykų ir tai vėlgi vitaminų bombos visam šaltajam sezonui, padedančios apsisaugoti nuo ligų ir panašiai. 2023 metais daromi Tarsulių festivalį, Druskininkuose su restoranu Velvetį vakarienė. Produktus renkamės vietinius, visi produktai vakarieniai buvo surinkti 10 km spindulių. Tai viena trumpiausių vakarienių, ką teko gaminti, 2 vienodų pomidorų. Neradoma, reikėjo pagaminti 50 porcijų. Atsirado pomidorų šerbetas, pomidorų ledai, pomidoras iš pomidorų sulčių, pomidorų užpilai ir visa tai buvo panaudota, visa tai įdomu. Produktas, turintis skonį, vietinis produktas, užaugintas ekologiškai. Ir būtent to ir reikia, manau, kad pritraukti ir turistus, gastronominius turistus, kuo mes galim būti įdomus, nes Italų Lietuvoje mes stebinsim picomis, pastomis, mes turim savo produktų kombinacijas, savo receptus, kaip tai galima gaminti ir viską galim pakelti tikrai į pakankamai aukštą ir įdomų lygį. Prieš keletą metų organizacija Chefs Sans Frontiers, aš esu jos ambasadorius Lietuvoje, leido pirmą leidinį ir paprašė parašyti straipsnį apie laukinių augalų vartojimą. Mes jų irgi turim begalės, kas yra labai įdomu, jungiant su daržovėmis, su ekologiškomis daržovėmis. Gaunasi fantastinės kombinacijos, fantastiniai patiekalai.
Tai ir pačiai pabaigai, kodėl mano močiutės nevalgė žiemą pomidorų. Tai 10 metų trukęs tyrimas, kuris jau buvo baigtas 2007 metais, parodė, kad ekologiškai auginami pomidorai turi daug didesnį flavonoidų, antioksidantų kiekį, tie, kurie auginami industriniuose ūkiuose. Kodėl mano močiutės nevalgė tų pomidorų? Todėl, kad jos savo darže užaugintus pomidorus raugino, marinavo, konservavo, virė pačias įvairiausias mišraines, gamino labai įdomus patiekalus, o žiemą pirkiniai pomidorai jom buvo tiesiog neskanūs. Tai ačiū visiems skirtą laiką. Renkamės ekologiškai, keičiam save.